Sveiki klausantis, pratęsime 5. mokymosi ciklą apie vaikų iki 7 metų amžiaus ekranų žalą. Ir šiuos mokymus finansuoja Sveikatos stiprinimo fondas ir aš esu lektorė Valda Gulbinienė. Pratęsime rekomendacijas, kaip nesinaudoti ekranais, ką rekomenduojama ir ką rekomenduoja ne tik Lietuvos, bet ir užsienio ekspertai. Tai vaikų elgesio ekspertė rekomenduoja, kai tik įmanoma, tuos ekranus su vaikais žiūrėti kartu. Jei vaikas ketina leisti laiką prie ekrano, geriausia, ką galite padaryti, žiūrėti laidą ar žaidimą kartu su jais, padėti jiems suprasti, ką jie mato, komentuokite pastebėtus dalykus, užduokite klausimus apie tai, kas vyksta, jei kas nors laidoje dainuoja dainą, dainuokite kartu su vaiku, bendraukite su jais ir pakartokite savokas pasibaigus laidai, kad jie labiau išsaugotų tą informaciją. Išmintingai rinkite žiniasklaidos priemonės. Ieškokite tokių organizacijų kaip Common Sense Media, apžvalgų apie amžių atitinkančias programėles, žaidimus ir pramogas, kad tos programos galėtumėt vadovautis geriausiais pasirinkimais savo vaikams. Kokias dar išskiriamos rekomendacijos, kad būtent prieš miegą, valgį ir šeimos laiką praleiskite be ekranų, nesinaudokite ekranais automobilyje, išskyrus ilgas keliones ir apsvarstykite galimybę nustatyti tokią komendanto valandą arba sutartą laiką, kai šeima išjungia visus ekranus. Labai svarbu suderinti laiką internete ir ne internete. Apribokite savo telefono naudojimą, vaikai darys tai, ką mato darant tėvus. Jauname amžiuje jų tėvai yra svarbiausias asmuo jų gyvenime, todėl jie modeliuos bet kokį elgesį, kurį jie mato. Ir jei jie matys, kad jūs kasdien visą dieną sėdite už ekranų, jie supras, kad tai priimtina ir norės elgtis lygiai taip pat. Pabrėžkite 3 svarbiausius dalykus – miegą, sveiką mitybą ir mankštą. Visi 3 dalykai yra būtini optimaliam vaikų ir suaugusių smegenų augimui ir vystymuisi bei sveikatai ir gerai savijautai. O pernelyg daug laiko praleidžiamo prie ekrano gali turėti įtakos visoms šioms 3 dalims. Įrodyta, kad vaikai, kurie daugiau laiko leidžia prie ekranų, valgo daugiau greito maisto, mažiau vaisių ir daržovių, mažiau miega ir mankštinasi. Todėl labai svarbu į kasdieninę rutiną įtraukti sveikos gyvensenos pasirinkimus ir riboti laiką praleidžiamą prie ekranų. Toliau išskiriamas toks testas, klausimynas, vadinamas 5C modelis. Tai yra 5C, tai yra ekranų naudojimas paremtas vaiku, turiniu ir nusiraminimo būdais. Kokią veiklą sutrikdo ekranų laikas ir nuolatinė komunikacija. Tai tos rekomendacijos kiekvienai amžiaus grupiai prasideda informacija apie vaikų vystymosi etapus ir kaip tai daro įtaką medijos naudojimą. Taip pat aprašomi sveiki medijos naudojimo įpročiai namuose. Galite naudoti šiuos principus, kad sustiprintumėte savo ryšį su vaikais. Tai pirmasis punktas yra vaikas. Kadangi vaikai yra labai skirtingi, kiekvienas jų turi skirtingus rizikos ir naudos aspektus susijusius su medija. Mes skatiname tėvus pagalvoti, kas yra jūsų vaikas, kokia jo asmenybė ir kaip tai daro įtaką, kokią mediją juos traukia ir kaip jie juos veikia. Ar jie ieško laukinio turinio vaizdo platformose, ar medija padeda palaikyti ypatingą meninį ar muzikinį talentą, ar socialinė medija stiprina jų socialinį nerimą, ar jie turi palaikančią draugų grupę internete. Tuomet antrasis yra turinys. Tyrimai rodo, kad turinio kokybė formuoja, ar vaikai turi teigiamą ar neigiamą santykį su medija. Sužinokite, ką jūsų vaikai žaidžia ar žiūri, pasikalbėkite apie vaizdo įrašus ir žaidimus, kurie turi per daug smurto, blogo elgesio pavyzdžių, nerealistiško grožio standartus. Nors šie dalykai yra tais vadinamas trendas, socialinėse medijose jie gali turėti įtaką jūsų vaiko emocijoms ir jo elgesio besiformavimui. Norėdami rasti gerus alternatyvius vaizdus,
ar įrašus ir žaidimus, Common Sense Media yra puikus šaltinis. Toliau trečias aspektas yra nusiraminimas. Vaikams svarbu išmokti strategijų, kaip valdyti stiprias emocijas ar užmigti naktį. Kartais medija tampa jų pagrindinė strategija. Jei taip yra, pasitarkite su draugais, pediatrais, terapeutais ar kitais pagalbos šaltiniais, kaip nuraminti būtent juos, kokiais būdais vaikas gali nurimti. Ketvirtas yra užgožimas. Priklausomai nuo to, kiek daug jūsų šeima naudoja medijų ir kokių paros metu, ji gali užgožti kitus dalykus, kuriuos jūsų šeima vertina. Vietoj to, kad tiesiog sutelktumėte dėmesį į ekrano laiko mažinimą, padėkite savo šeimai pagalvoti, ką jie nori susigrąžinti. Pavyzdžiui, kokybišką šeimos laiką, daugiau miego, ėjimą į kiną, žaidimą su augintiniais ar lauke laiką leisti. Padėkite vaikams suvokti, kad skaitmeninė medija turi daug kabliukų, kurie priverčia mus būti prijungtiems ilgiau nei planavome prisijungusiems, ar ne? Todėl naudinga turėti planą, kada ir kur medijos bus naudojamos kiekvieną dieną. Penktas, tai yra mūsų komunikacija. Kalbėkite apie mediją nuo ankstyvo vaiko amžiaus ir dažnai kalbėkite. Tai yra vienas būdų, kaip vaikai ugdo skaitmeninį raštingumą. Tai padeda jums apmažinti, kai jūsų vaikas susiduria su sunkumais. Normalu, kad tai yra tema, kuri gali sukelti didžiulį stresą. Todėl giliai įkvėpkite, pabandykite būti atviri ir užduokite klausimus. Tai padeda sumažinti kaltės jausmą ir padidinti problemų sprendimų gebėjimą. Toliau pateiksime, kaip būtent pagal 5C kategoriją yra būtent analizuojamas kiekviena kategorija, tai būtent kūdikiams ir iki 18 mėnesių. Tai tas pirmasis aspektas tai yra vaikas, koks jūsų vaikas ir kaip jis reaguoja į mediją. Kiekvienas kūdikis yra unikalus, tai turi įtakos jų santykiams ir su jumis. Nuo pat mažens stenkitės žinoti jų emocinius ir mokymosi gebėjimus, kad žinotumėme, kad jie gali reaguoti į tam tikras medijos priemonės. Turinys, kas prikausto jų dėmesį, ar ne? Ar ten FaceTime'ai, Skype'ai, ar kiti pokalbiai vaizdiniai, ar ne, gali būti naudingi, kuriant santykius tarp jūsų vaiko ir kitų artimųjų. Kūdikiai šiame amžiuje iš ekranų dar negali daug ko išmokti, todėl medijos žiūrėjimas, pavyzdžiui, animacinių filmukų nerekomenduojamas. Jei vis dėlto naudojate kūdikiui bet kokią mediją, naudokite kažkokias edukacinės programas, ar ne, tai kurios būtų sukurtos atsižvelgiant į vaiko raidą. Venkite ilgai žiūrėti televizorių ar YouTube. Nusiraminimas, kaip jūsų vaikas nusiramina. Ar ne? Vėlgi šitam amžiui galvokime apie savo vaiką, neramiems kūdikiams dažniau yra naudojamos televizorius ar vaizdo įrašai, tačiau tai trukdo kūdikiams išmokti nusiraminti patiems. Savęs nusiraminimas yra svarbi priemonė, tai gebėjimas nusiraminti pačiam. Pasistengkite neįprasti naudoti medijos priemonių, kad sustabdytumėte vaiko verksmą, kad ekranai netaptų vieninteliu paguodos ir nusiraminimo šaltiniu. Raskite kitų būdų, kaip padėti kūdikiams nusiraminti. Užgožimas, kokia veikla vaikas pakeičia būdamas prie ekrano, ar ne, kūdikis, ar ne, tai kompiuterio tas laikas, tėvų mobilusis įrenginys ar planšetinis kompiuteris priešais kūdikį, jeigu laikote, ar ne, tai sutrikdo svarbius smegenų vystymosi etapus. Tai apima ir kalbėjimą su kūdikiu, su kitais aplinkiniais, žaidimą, dainavimą, skaitymą kartu ar kasdieninę rutiną. Padeda vaikui jausti saugiai ir užtikrintai, ar ne, kai mes sukuriam tą rutiną. Būkite atidūs. Tai naudojamės savo išmaniuoju įrenginiu prie vaiko. Taip pat skirkite laiką be ekrano, kad galėtumėte sutelkti į savo kūdikio gerovę. Ir toliau turime komunikaciją kūdikio, ar ne, kaip kalbėti su vaiku prie ekrano. Apie ekranų poveikį, tai kūdikiai galbūt dar nemoka kalbėti, bet jie visada stebi ir klausosi. Jei namuose rodoma medija, žiūrėkite kartu ir kalbėkite apie tai, ką matote. Naudokite tai kaip mokymosi pradžiai ar žaidimui, dainuojant ar pasakojant savo balsu padarysite vaikui didesnę teigiamą įtaką, net už bet kokį vaizdo įrašą ar animacinį filmuką. Jūs tikrai esate vaikui svarbesni.
Toliau analizuojant mažylius iki mokyklinukus 2-4 metų amžiaus pagal C5C kategoriją, tai būtent vaikas vėlgi, kaip jūsų vaikas reaguoja, ar ne, šiame amžiuje pradeda pastebėti mažylių asmenybės skirtumai, vieni yra labai impulsyvūs, smalsūs, kiti drovūs ir lėti. Vieni mažyliai yra apsėsti medijos ir dažnai jos reikalauja, kitiems lengviau ją paleisti. Žinodami, kad jūsų vaikas reaguoja į mediją, galėsite nustatyti sveikas ribas. Toliau turinys, kas prikausto jūsų vaiką, kas jam labai patinka. Tai 4 metų amžiaus vaikams tyrimai rodo, kad edukacinės programos, pavyzdžiui, kids laidos įvairios, ar ne, mėlynosios užuominos, gali išmokyti mažylius faktų, tinkamo elgesio ir kaip valdyti emocijas. Pasistengkite įtraukti šias aukštos kokybės laidas į vaiko žiūrėjimo programą, nors jūsų mažyliui gali patikti medijos YouTube, animaciniai filmukai, tačiau pasistengkite, kad juos būtų kuo mažiau ir kad joje būtų kuo daugiau, kad joje gali būti daug tokių netinkamų vaizduojamų. Jei jūsų vaikas žiūri YouTube, sudarykite jam aukštos kokybės vaizdo įrašų grojaraštį. Nepamirškite išjungti automatinio atkūrimo, kad algoritmas nenuspręstų, kad būtent jie žiūrės tą laidą toliau. Ar ne? Nusiraminimas, kaip jie nusiramina, 2-4 metų amžiaus vaikai, tai labai svarbus amžius, kai reikia padėti mažiems vaikams pažinti savo emocijas ir suprasti, kaip jas valdo. Geriausias būdas tai padaryti, stengtis išlikti ramiam, įvardinti, kokią emociją jūsų manymu jie jaučia, liūdi, pyksta ar yra nusivylę, padėti jiems nusiraminti. Gali būti svarbu, kad tai yra puikia galimybė mokytis. Todėl stenkitės nesiblaškyti, jų duodant ekranų bet kada, be jokių laiko normų. Jeigu vaikas nuobodžiauja, neturime duoti jiems ekranų ir ekranus palikite įprastam dienos laikui, ar ne? Toliau užgožimas. Kokia veikla pakeičiam, ar ne, vaikus iki 4 metų amžiaus. Šiame amžiuje ekranai gali nustelbti žaidimus. Bėgiojimas lauke, gamtos tyrinėjimas, knygų vartymas, bendravimas su broliais ir seserimis bei tėvais. Visa ši veikla lavina socialinius įgūdžius ir pažintinės funkcijas, kurie padeda mažyliams sėkmingai mokytis iki mokyklinio ugdymo įstaigose ir darželiuose. Kasdien skirkite šiek tiek laiko žaisdami, skaityti, išeiti į lauką, su savo mažyliu daugiau leisti laiko. Venkite vaikui laisvai naudotis planšetiniais kompiuteriais ar telefonu. Venkite jam leisti laisvai. Ir komunikacija. Tai kaip kalbėti su vaiku apie ekranų poveikį 4 metų amžiaus, tai mažamečiai mokyklinukai daug geriau supranta mūsų kalbą, todėl tai tai labai geras metas pasikalbėti su jais apie tai, ką jie mato vaizdo įrašuose, gerą, blogą personažų elgesį, tinkamą, netinkamą. Ar ne, jei jūsų vaikas žiūri ką nors įdomaus, pasikalbėkite apie tai, kartu su vaiku padarykite ką nors, kas susiję su serialu ar filmu. Tai galbūt ten galima pavaidinti vieną ar kitą personažą, ar ne, kad atkartoti tuos judesius įvairius, tai ir motorinę raidą lavės vaiko, ar ne, ir truputėlį aktyviai praleisit laiką. Toliau turime mokyklinio amžiaus vaikus, ką rekomenduojame 5-10 metų išskiriamas 5C kategorija. Tai vaikas, jeigu kalbam apie vaiką, kaip jis reaguoja, tai vyresni vaikai pradinėje mokykloje pradeda ryškėti jų unikalios vaikų stipriosios pusės ir sunkumai. Jiems gali būti sunku susikaupti dėmesį, jie gali būti per daug aktyvūs, gali įgyti socialinių įgūdžių, skaityti ar mokytis, valdyti savo nuotaiką. Jie taip pat gali rodyti susidomėjimo veikla, gali sužinoti, kad jie yra puikūs dainininkai, šokėjai, gerai pažįsta gyvūnus, gamtos mokslo faktus ir svarbu skirti laiko šioms stipriosioms pusėms ir pomėgiams ugdyti. Toliau turinys, kas prikausto juos, tai vyresnius vaikus, daugeliu vaikų šiame amžiuje pradeda patikti vaizdo žaidimai YouTube, tačiau jie gali lengvai pasiekti pagal amžių tokias netinkamą turinį, smurtinį, seksualinį ar grubų. Perskaitykite vaikams Common Sense mediją, jos apžvalgas, kad sužinotumėte, kokios laidos, žaidimai ir filmai tinka jų brandos lygiui.
Šeimos nusistatymai arba tėvų kontrolė, nors ir nėra 100% veiksminga, gali būti naudojami filtruojant turinį jūsų vaiko naudojimuose įrenginiuose. Žiūrėkite laidas, žaiskite vaizdo žaidimus kartu, kad pamatytumėte, ar jums patinka jų skleidžiamas informacija ir elgesys, ar reikia ieškoti alternatyvų. Venkite paauglių vaizdo žaidimų, kuriuose yra daugiau kraupaus ir seksualinio turinio. Nusiraminimas, kaip jūsų vaikas nusiramina, 5 metų, 10, daugelis būtent vaikų mėgsta naudotis medijos priemonėmis, kad pailsėtų pasibaigus mokslo dienai. Įsitikinkite, kad ši pertrauka netrukdo atlikti namų darbus, užsiimti veiklą, pavyzdžiui, valgyti kartu ar ne, prieš miegą padėkite prietaisą į šalį, kad vaikas galėtų nusiraminti, išmokykite juos tokių technikų kaip gilus kvėpavimas, ramios muzikos klausymasis, kurios būtent padės vaikui nurimti. Užgožimas, kokia veikla pakeičia laikas prie ekranų. Tai šio amžiaus grupėje vaizdo žaidimai ir internetiniai vaizdo įrašai gali būti sukurti taip, kad juos būtų galima naudoti ilgai, ištisas valandas. Pasikalbėkite su vaikais apie ekranuose praleidžiamo laiko pusiausvyrą, kad užtektų laiko miegui, skaitimui, piešimui, namų darbams, ruošai, įvairiems namų ruošos darbams ir bendravimui. Ir venkite, kad ekranai būtų jūsų vaiko pasirinkimas, kai jam nuobodu, kai jam nesiseka ar kitų sudėtingų užduočių metu. Ir komunikacija, kaip kalbėti su vaiku apie ekranų poveikį, tai vyresniems, jau 5-10 metų amžiaus vaikams, tai puikus metas pokalbėms apie mediją, ar ne, puikiai išsivyščiusi komunikacija, nes vaikai dar nesupranta to reklamos privatumo ir savokų, kaip teisingai ir neteisingai. Kaip teisinga tai ir neteisinga yra, ar ne, savoka. Reguliariai ir atvirai kalbėdami apie mediją, ugdysite kritinio mąstymo įgūdžius ir galėsite būti balsas vaiko galvoje. Kai paauglystėje jis taps savarankiškas, leiskite vaikui žinoti, kad jis gali su jumis pasikalbėti apie viską, ką neigiamo ar bauginančio matė internete. Jei jie gavo kažkokį telefoną ar pradėjo rašyti žinutes draugams, pasidomėkite, kaip jiems sekasi su jais bendrauti. Kalbant apie rekomendacijas kalbos raidai, tai ką rekomenduojame, kad pratimai, praktiniai tie patarimai, kad mes galėtume kiekviena šeima pritaikyti kasdien, aktyvinant vaiko kalbą, tai yra savo veiklos komentavimas, ką mes veikiam ar ne, papasakokite vaikui apie tai, ką veikite, girdite, matote, užuodžiate, liečiate, įvardinkite spalvas, figūras, ką jaučiate jas liesdami. Kalbam su vaiku, bendraujam ir komentuojam. Vaiko veiklos komentavimas, labai svarbus komentuoti, ką vaikas veikia ar ne, taip pat labai svarbu, tokiu būdu kaupiasi vaiko pasyvusis žodynas. Svarbu suprasti, kad vaikas iš karto neatsakys, nepradės kartoti, ką jūs sakote ar ne, bet labai svarbu komentuoti save ir vaiką. Tarpusavio bendravimas. Vaiko kalba pradeda vystytis nuo vaiko ir tėvų tarpusavio kūriamo ryšio, tėvų atsakas ir imitavimas vaikui krykštaujant. Tai yra pirmieji dialogai su mažyliu, leidžiantys suprasti, kaip vyksta pokalbis. Mažyliui reikėtų pasakoti apie savo dieną, džiaugtis pirmaisiais gyvenimo garsais. Ir aplinkos stebėjimas. Jei mažylis žiūri į kamuolį, aptarkite jį, įvardinkite formas, spalvą, iš ko jis pagamintas, ką galime su juo daryti, ar ne? Pavyzdžiui, o žiūrėk, kamuolys, apvaldus, raudonas kamuolys įvardinam, ar ne? Paliečiam, kamuolys yra kietas, jį galima spirti, mesti ir ridenti. Papasakojam vaikui funkciją, kokią atlieka tas žaidimas ar daiktas funkciją. Kalbamės, nors ir neturim visiškai vaiko komunikacijos atreagavimo, visus šitus pasakojam, kad vystytųsi vaiko pasyvus žodynas. Toliau situacijos. Sudarykite įvairias situacijas, kuriuose vaikui prireiktų jūsų įsitraukimo ir pagalbos. Tokios situacijos skatina vaiką inicijuoti pokalbį bei suprasti, kokia kalba gali būti naudinga. Frazės išplėtojimas. Vaikai pradeda kalbėti, sakydami ir apibūdindami daiktus 1-2 žodžiais. Pavyzdžiui, jei vaikas mato einantį žmogų ir sako eina,
Galite tai patvirtinti sakydami taip, katė eina. Tokiu būdu bus formuojamas vaiko kalbos, gramatinis, taisyklingas žodynas ir plėsis tas žodynas, ar ne? Atkomentuojam ir praplečiam vaiko žodyną. Palaukite vaiko atsakymo, neskubėkite atsakyti už vaiką. Neišlaukdami atsakymo užkertame kelią vaikui atsakyti ar sureaguoti pačiam. Duokite mažyliui keletą sekundžių pagalvoti prieš sureaguojant į jūsų žodžius. Leiskite pasirinkti. Sudarykite situacijas, kuriuose vaikas galėtų pasirinkti. Pavyzdžiui, nori kamuolio ar mašinos, braškės ar bananų. Ar ne? Po to, kai vaikas pasirinka, būtina pakartoti vaiko pasirinktą daiktą. Vėlgi visi šitie dalykai labai svarbus kalbos raidos vystymuisi. Toliau patiksime rekomendacijas alternatyvių veiklų ir žaidimų. Tai vienas iš pavyzdžių labai dažnai rekomenduojamas, nors gal tėvams nėra labai įdomus ir nelabai mėgstamas, ir jo pavadinimas, ar ne, tas netvarkingas žaidimas. Tai yra kitaip vadinamas sensorinis jutiminis žaidimas. Tai žaidimo būdas, kuris įtraukia visus pojūčius ir leidžia vaikams panaudoti savo natūralų smalsumą. Netvarkingas žaidimas suteikia galimybę vaikui tyrinėti daugybę skirtingų tekstūrų, medžiagų ir objektų. Tyrinėjant lavinami motoriniai, kalbos ir socialiniai įgūdžiai, ugdomi vaiko kūrybingumo ir pažinimo įgūdžiai. Sensorinis žaidimas žaisti galime dirbtinai sukurtoje ir paruoštoje aplinkoje ar kasdieninių veiklų, tokių kaip maudymasis, maisto gamyba, buvimas lauke ar žaidimų aikštelėje. Kokių mums reikia priemonių turėti būtent žaidžiančios žaidimus, tai galim kaip pasiruošiam šiam žaidimui, tai labai svarbu drabužiai savo ir vaikui, kurių negaila sutepti, nes tai nebus švarus žaidimas ar ne, netvarkingas žaidimas, jis taip ir vadinasi. Jūsų ar jūsų vaiko plaukai turėtų būti surišti, susekti, kad tiesiog neliestų jūsų veido, neužkristų jums ant veido, kad būtų patogu. Paruoškime aplinką, lengvai valomos vietos, tai gal laukas, virtuvė, vonios grindys, vonia. Arba pasiruoškite storesnės plėmeles, kažkokius laikraščius pasiklokite, kad uždengtumėte grindis ar sienas. Priklausomai nuo veiklos, šalia turėkite rankšluostį ar drėgnų servetėlių nuvalyti rankas ar veidą, jeigu prireiktų išsitepus. Įvairūs švarūs ir tvarkingai išdėstyti, surūšiuoti įrankiai ir priemonės, šaukštai, semtuvėliai, kibirėliai, piltuvėliai, popierinės, metalinės dėžutės, pagaliukai ir kaladėlės. Kokia eiga, kaip mes žaidžiam šį žaidimą? Pirmą kartą supažindinam su medžiaga. Leiskite vaikui pačiam tyrinėti savo tempu. Jeigu pastebite, kad vaikas jautriai reaguoja į pateiktą medžiagą, nenori jos liesti, tuomet galite sumažinti pateiktos medžiagos kiekį arba būkite pasiruošę kitą medžiagą kažkokią. Taip mokysis po truputį priprasti prie pateiktos medžiagos, tas sensorinis pojūtis išsivystys. Vaikai mėgsta imituoti ir atlikti tuos pačius veiksmus, kurti žaidimo šablonus. Padėkite vaikams semtuvėlį, šaukštą, dėžutę su skirtingo dydžio skylutėmis, pagaliukais, kamuoliukais. Būkite šalia ir pažiūrėkite, ką vaikas darys. Jeigu pats nesidomi veikla, nežino, ką galima daryti, pabandykite parodyti, ką galima atlikti iš padėtų objektų. Pilkite, barstykite, semkite, ridenkite, spauskite, atlikti įvairius veiksmus su medžiaga galime, kad vaikas pamatytų daug skirtingų veiklos atlikimo būdų. Vaikai mokosi iš mūsų pateikiamų pavyzdžių. Pagal vaiko amžių visos galimybės ir vaiko tolerancija sensoriniai medžiagai paskatins vaiką tyrinėti ne tik rankomis, bet ir kojomis su visų kūnu. Basomis pėdomis gali semti, barstyti, piešti, spausti ir kitaip išbandyti medžiagą. Visų kūnų ridensi šliauš per kažkokią medžiagą, ar ne, berti savo ant galvos vaikas gali tas medžiagas. Dažnai vaikams sunku užbaigti mėgstamą veiklą, todėl baigiantį žaidimui skirkite laiko nusiprausti, rankų nusiplovimui ar ne, nusimaudimui. Tai gali būti puikus būdas mokytis pereiti nuo vienos veiklos prie kitos veiklos. Tai yra netvarkingas žaidimas. Pateiksime dar vieną žaidimą, tai yra gyvūnų detektyvas.
Tai kokiu jums priemonių reikės su vaikais, galite pasiruošti lapą su vairiais gyvūnais ir jų pėdsakais. Atsakymų lapą turėkite, gyvūnų korteles, figūrėlės, pėdsakų korteles, dėžutę, mažą šepetėlį turėkite, smėlį, miltus, manų kruopas ir būtų gerai, kad įtrauktumėte padidinimo stiklą. Ir kokia eiga, tai kartu su vaiku pasirinkite vietą, kurioje vyks detektyvo darbas, ar ne? Tai gali būti kiemas, parkas, kambarys, galbūt vaiko kambarys, galbūt svetainė, ar ne? Tai čia jau pasirinktinai, kur jums patogu. Lapą su gyvūnų pėdsakais įdėkite į dėžutę, užpilkite miltais, kruopomis, išdėliokite gyvūnų korteles, figūrėles ir pėdsakų korteles aplink dėžutę. Padėkite šepetėlį šalia dėžutės, ar ne? Ir vaikas nutrina ir bandot kartu atspėti, analizuoti būtent koks tai gyvūnas, koks tai pasislėpęs gyvūnas, ar ne? Tuos gyvūnus vėlgi galima pasižiūrėti, galbūt vaikas turi mėgstamus gyvūnus, ar ne? Ar tai smulkius, ar tai stambius. Ar tai prieš tai galite nuvykti į zoologijos sodą, ar ne, ir apžiūrėti gyvūnus ir kokie vaikui gyvūnai patys įdomiausi bus, būtent tų gyvūnų pėdsakus ir pateikite. Ir būtent išsirinkę šiuos gyvūnus paruoškite ir pasiruoškite gyvūnų detektyvo žaidimui. Tai šį ciklą užbaigsime, kitą mokymo ciklą pereisime prie dar vieno žaidimo, parodysime, kaip per pasakojimus vaikai gali valdyti savo emocijas.